Labą dieną visiems. Sveika, Edita. Ir, Labas. ir šiandien tokį žiemišką pavasario rytą mes atėjom su jumis padiskutuoti ir mums pačioms labai šiuo metu aktualia tema. Tai praeitą savaitę, čia prieš 4 dienas pasidalino Edita į grupę Išsigrynink tiesą savyje, tokiu video, kuris yra rusų kalba. Ir Edita, tu padarai didelį darbą, tu išvertei to tekstą, nu, vat, tuos žodžius, ką kalbėjo um, mm, Marija Ra, labai įspūdinga moteris. Taip, noriu tavęs paklausti kelių dalykų pirmiausia, o po to galėsim dar diskutuoti, kaip kilo tau va, tas impulsas, noras išversti ir nu, vat, kaip tu jautėsi galbūt netgi tuo metu, kai tu tai darei, nes aš žinau, kad liktais porą dienų buvai panirusi į tą ir kad būtų visiems aiškiau, apie ką mes kalbam, tai aš pasakysiu, kad ir aš pati susižavėjau šitą nuostabią moterimi, jinai yra kilusi iš Rusijos, keliauja po visą pasaulį su įvairiom ekspedicijom, jinai yra kosmoenergetikos specialistė, turi netgi savo mokyklą, labai daug pasiekėjų, yra taip pat ir regresologė, mediumė, iškeregė, giduolė. Tai vienu žodžiu, man jinai žmogus pavyzdys, koks kuo įmanoma būti šioje žemėje, jeigu tu nori ir jeigu tu sau leidi juo būti. Tai va, ir aš pati labai dabar daug jos video žiūriu, klausausi, mokausi iš jos ir šiandien va sugalvojom tą temą ir pasikalbėti apie tai, ką, kas kalbama tame video ir dar plačiau. Tai va, Edita, atskleisk dabar tuos dalykus, prašau. Labas visiems, ačiū Giedrė. Ir iš tikrųjų, pirmiausia, noriu pasakyti, kad tos informacijos yra begalė, ne? Labai daug, labai labai daug. Ir mūsų grupiai, rodos, Vaida pasidalino šito video ir man pirminis momentas toks buvo, kad nu, viskas čia, žinoma, viskas čia tarsi aišku, labai daug kas kalba apie tai. Bet paskui paklausytų Giedrė, man atrodo, paklausė Renata Mhm. ir pradėjot atsiliepti kažkaip, kad verta, vis dėlto verta tą informaciją paklausyti. Man pradėjo viduje vibruoti ir to impulso aš stengiuosi vidinio pajautimo jau niekuomet nebeatstumti, apie tai kalba ir Monika Ra. Kad Marija, jinai ne Marija, Monika. Marija. Marija, ja. Tai va, ir kažkoks toks buvo labai stiprus pajautimas ir man jos energijos sinchronizacija su mūsų Evelina. Kas klausys manęs ir kas nežino, mūsų kas klausysis, kad Evelina Milana yra mūsų projekto Išsigrynink tiesą savyje vedlė, kūrėja, centrinė ta ašis. Ir ta energija klausant Marijos, man labai sinchronizavo su Evelinos skleidžiama tiesa. Ir kažkaip, mano aplinkoje būtent, kad taip atvirai, taip paprastai, taip drąsiai kalbėtų, tarsi iki manęs galbūt yra kalbančių, aš nenoriu to absoliutinti, bet iki manęs tai tarsi neateidavo. Evelina kalba mūsų grupiai, mes kalbamės apie tai ir ne visai apie tai, ne visas tas temas paliečiam. Marija ten kalba daug plačiau ir apie tas mūsų galaktinės šeimas, apie tas kitas planetas. Bet vis tiek aš pajutau tą rezonansą, tą sąskambį ir tas tiesas, kurias jinai skleidė, kad būtent apie tai mes ir kalbam, apie tą grynąją save, apie tą grynąją sąmonę. Ir kodėl jinai atrodo tiek daug jau apriepus, tiek daug savyje Taip. išskleidus ir išėjus į viešumą, todėl kad jinai drįsta kalbėti apie tai.
Nors jinai irgi, Mhm. kai aš verčiau, jinai dalinosi, kad jai buvo ir nu, nemalonus tas artimųjų nesupratimas, nepriėmimas jos, Mhm. kad nu, tarsi sukūrus verslą, ten pinigai, o jai tuo metu jau buvo toks vidinis skausmas kažkoks, kur jos Mhm. ta sąmonė prašėsi daugiau. Tai va, tai mes kiekvienas galim tai savyje jausti kaip kažkokį tai, nu, iškilusi įvairiai žmogus, atrodo, pasiekia daug gyvenime, materiškai, ar ne, susikuria tą Mhm. gerbuvį ir vis tiek jis viduje nelaimingas. Kad ir kiek tų pinigų turėtų, kad ir kiek visą ko turėtų, keliautų, patirtų ir vis tiek ateina į tą kažkokią depresinę būseną, kuris tarsi neišsipildys, neužsipildys. Tai vad Marija apie tai ir pasakoja. Ir pasakoja apie tuos visus procesus, kurie vyksta dabar tiek Žemėje, tiek Visatoje, tiek mumise. Tai va, todėl ir man surezonavo Mhm. kažkaip, nes sako, nu, šaltinių visokių yra, ar ne? Informacija ateina į mus iš visur, bet gali būti, kad surezonuos bent vienas sakinys, bent kažkas, ar ne? Ar ta Mhm. energetika žmogaus. Tai kažkaip labai norėjosi, nes jeigu aš nesidalinu tuo, kas, ko neperleidžiu per save ir kas mane rezonuoja. Bet kadangi tai sutapo su mano vidinė tiesa, ir galvoju, nu, vat nebereikalo jinai atėjo į mūsų erdvę, kad ir Tikrai. rusų kalba, ir daugelis galbūt nesupranta, kažkaip pajutau tą energiją išskleisti. Bet žinoma, kaip sakom, mes pirmiausia darom dėl savęs pačių. Man Mhm. pačiai greičiausiai reikėjo priimti tuos kodus, tą visą informaciją, dar kartelį susitikrinti su savim, susilygiuoti. Ir iš tikrųjų tai buvo netoks jau patogus, lengvas tas procesas, nes momentais galvoju, ką aš čia darau, kam aš tai darau, kam tai bus reikalinga, bet paskui pagalvojau, darau savo, o jeigu kažkam dar irgi Mhm. rezonuos, tai būsiu tikrai džiaugsiuosi. Tai va, ir aš žinau, Giedrė, kad tau truputėlį kitaip atsiskleidė ta informacija. Tau Mhm. kai kurie dalykai tarsi buvo kaip ir ne tiek, kad galbūt nežinomi, bet nepaliesti. Mes labai plačiai toje savo grupiai irgi nekalbėjom apie kitas tas planetas, apie kitas Mhm. galaktikas, ar ne, Civilizacijas. civilizacijas. Mes daugiau Mhm. kalbėjom per sąmonės lygmenis, ar ne? Tai Taip, kviečiu, taip. kviečiu dabar tave pasidalinti, kaip tau tai atsivėrė, kaip tu tai pajutai. Gerai, Edita. Mane iš tikrųjų labai netgi šokiravo kažkuria prasme tas video, nes jame tikrai, va, kaip tu sakai, labai drąsiai apie tai kalba ir dar jinai ten darė tą transliaciją, kaip tai galim įžodinti, ne? Tiesioginę Galaktikos kalba. galaktikos kalba, jinai perdavė žodžius ir ten tie žodžiai iš vis atrodo kažkaip labai, taip, nežinau, vat, mistiškai galbūt šiek tiek ir taip, nu, labai šokiruoja, kažkaip duoda tą tokį įspūdį. Ir man va kas buvo naujo ir galvoju, gal anksčiau, jeigu būčiau susidūrus su ta informacija, gal būtų mane, nežinau, kiekvienas žmogus turi tam tikrą savo nervų sistemą, dar kaip priema žodžius. Aš pavyzdžiui, esu gana jautri tam, net palyginus su tuo, kad aš kokius negaliu žiūrėti ten, ten kažkokių filmų, kur yra ten siaubo elementų, kažkokių kovos, ten taip toliau, labai jautriai į tai reaguoju ir aš manau, kad dabar galbūt esu pakankamai stipri ir subrendusi tai informacijai, kuri atėjo ir kaip jinai pasakė apie tas aukštesnės civilizacijas ir kad mes kiekvienas esam tarytum tos civilizacijos atstovai čia žemėj. Tai va tas man buvo, liktai aš kažką kaip ir girdėjau, bet taip, žinai, kaip ir buvo nesurinkta turbūt taip aiškiai ir nu, nebuvo, tarytum nepasiimdavau savo kaip už tikrą gryną pinigą. O dabar aš jau per šitą video leidau savo pasižiūrėti, o kas jeigu taip yra iš tikrųjų. Nu, paaiškinsiu toliau, kas dar yra kalbama, nes ne visi turbūt klausėsi. Tai pavyzdžiui, kad egzistuoja tos kitos civilizacijos ir
aukštesnio išsivystymo civilizacijos įvairiose planetose. E, Mes, galvoju, galiu paminėti, pavyzdžiui, Sirijus, Galatėja, Plejados, taip, teisingai pasakiau, ir Taip, taip. taip toliau, pagal tam tikrus žvaigždynus. Ir, ir, ir mes, kaip atstovai, tos visatos, ateinam į žemę, įsikūnijam ir čia ateidami į žemę mes viską apie tai pamirštame. Ir, ir netgi dabar šio laikmečio tikslas yra, kad mes prisimintumėm, pabustumėm tarytum iš to sapno, į kurį visi panardinti, daugiau ar mažiau, ir kad prisimintumėm ir suvoktumėm, o, taigi ir aš atėjau čia iš kažkur, ir įdomu iš kur, ir kas vadinasi ten mano, galbūt liko kažkokie artimieji, kažkokia šeima, ir kad tai yra įmanoma, vat, kad netgi ryšį su jais įmanoma turėti, ane, išvystyti, kažkaip išmokti su jais bendrauti. Ir kad visa tai gali būti labai naudinga, o naudinga kam? Tai visi tie klausimai mano galvoje sukilo, vat, tai kaip čia taip ir tarytum peržiūrėjimas iš naujo to gyvenimo čia žemėje. Tai mane tai stipriai vat, paveikė. Edita, tu pasidalink dabar. Kaip tau Ačiū, atrodo? Giedrė. Ačiū, Giedrė. Kadangi man tos kitos civilizacijos visiškai nenaujiena, aš, kaip sakiau tau, kad aš kiek save prisimenu, aš būtent pradėjau, nu kaip dabar pasakyti, negaliu įvardinti, kad tą sąmoningumo kelią ar kažkokį tai atbudimo, prabudimo, atrodo, kad aš visada žinojau, kad yra tos kitos civilizacijos. Dar tais senais laikais, prieš kokį Wow, tai dabar jau ką atrodo, kaip pasakysiu, prieš kokį 40 metų. Toks jausmas. Buvo laikraštis Žvilgsnis, kuriame rašydavo ten, aišku, visokias istorijas, tikras, netikras, apie tuos tų ateivių laivus ar kažkokius, nu, ten irgi, nu, kaip būna ta spauda tokia, irgi nesuprasi, kiek tos teisybės, bet nesmė, bet aš tą laikraštį pirkdavau, aš skaitydavau, man būdavo taip įdomu apie tas sklaidančias lėkštes, apie tas. Ir man viduje visada buvo tai tikra. Visada žinojau, kad tai yra. Ir aš žinau, kad aš labai gerai atsimenu kažkokį nuotykį mokykloje, kai man buvo koks 15 metų. Ir kažkas buvo nutikę, bet aš nebeatsimenu, kas, tikrai nepasakysiu šito įvykio, bet tai susiję su tom kitom civilizacijom. Ar kažkur kažkokia informacija išlindo, ar kažkur kažkas buvo rasta, nu, sakykime, ne pas mus, gal ten kur Amerikoje. Ir žinau, kad mūsų klasė susikvietė fizikos mokytojas, susisadino visus mokinukus ir sako, taipgi negali būti. Ar jūs įsivaizduojat, kiek šviesmečių iki ten? Čia niekaip negalėtų mūsų nieks pasiekti, jeigu ten kažkas ir būtų. Ir vat prisiminiau tą tokį, tarsi dabar įvardinčiau, programavimą, bet tai ne tai, kad iš tos piktybiškos pusės kažkokios, tiesiog žmogaus siauro mąstymo, iš nežinojimo. Ir tiesiog vat, visai klasiai buvo pateikta, kad ne, jūs negalvokit, kad ten kažkas yra. O tuo metu, kad vat, kažkiek būtų ta sąmonė perplėsta ir matymas, kad gali būti tos technologijos tokios, kurios gali tuos šviesmečius perskristi kažkokiu tai būdu, ar ne, kur nereikalingas tas linijinis laikas, kad to linijinio laiko nėra. Nu, tikrai nebuvo to suvokimo. Tai va, tai mano ta pradžia buvo tokia ir man visuomet ta tema buvo labai įdomi. Aš be galo daug knygų tą temą perskaičiau. Ir kažkaip labai daug kažkaip vidumi jutau, net vienu momentu kažkaip daug klausiau apie Plejadžių atstovus ir man net vidinis toks būdavo, toks tas ryšys jaučiamas, kažkoks toks net ilgesys, atrodo ten mano namai. Bet kažkaip gali būti visaip. Mes turim, aš dabar tikiu ir žinau vidumi, kad mes savo DNR turim daugelio civilizacijų tų genų, tų DNR, tų dalelių, ar ne? Tai mes kiekvieną tą civilizaciją galim ir pajausti kažkaip artimai. Ir aš manau, kai mes ateinam kaip iš tos šaltinio erdvės, kaip sąmonė, į kurėjo šitą visatą patirti save, ateinam kaip energijos kibirkštėlė. Ar ne? Ir pirmiausia,
mes galbūt nebūtinai į Žemę ateinam tų patyrimų tiesiai. Galbūt mes Mhm. gyvenam kitose planetose. Ir ten gal yra ta, ne gal, bet iš tikrųjų, kiek dabar jau žinom iš informacijos, ar ne, kad Taip. ten yra aukštesnio įsivystymo sąmonė, Mhm. aukštesnių dažnių. Ir mes ten patiriam save vienoje, kitoje planetoje. Ir, nu, nebūtinai vienoje, ar ne? Mhm. Bet gali būti, aš šito irgi nežinau. Mes čia tik va dabar kiek analizuojam, kiek diskutuojam, įdomu tai patyrinėti. Nes, nu, Mhm. kaip tu ir sakei, mes pamirštam, nebeatsimenam. Tai va, tai gali būti atmintis suaktyvėjus vienos civilizacijos arba kitos civilizacijos. Tai va, tai labai, labai įdomu, tai ir vertinga ir tikslinga įsileisti save. Tai, kad tikrai nesam visatoj vieni, kad mes tikrai galbūt pabuvoję Mhm. ir patyrę save įvairiausiose planetose ir civilizacijose. Nesvarbu, kad dabar, sakykime, tarsi sakoma, kad ten Marsas negyvenamas, Venera negyvenama, Taip. bet žinom, kad yra subtilus lygmenis, kur gali gyventi būtybės aukštesnio vibracinio dažnio, kurios mūsų akiai nėra matomos. Ar ne? Mhm. Be Lygiai taip pat abejo. kaip tie mūsų brolių ir sesių laivai iš tų Mhm. kitų civilizacijų gali skristi čia ir jie gali Mhm. tapti mūsų akiai fiziniai tiesiog nematomi, o jie laisvai mus mato. Tai labai, aš manau, yra gerai žmogui, kas galbūt to nėra Mhm. girdėjęs, ar jam tai tik fantastika, arba nu, toks kažkokia Taip. mistika, kad priimti tai labai paprastai. Mhm. Nu, iš Mhm. tikrųjų, kaip aš sakiau, labai didžiulis pasipūtimas galvoti, kad mes čia žemėje tik Patys vieninteliai jo egzistuojam, protingiausi. patys čia, jo, protingiausi. O kiek to proto iš tikrųjų, kai matom, kas vyksta, tai ten toli gražu kaip maži vaikai. Kaip maži vaikai iš tikrųjų strakaliojam ir dar mums, nu, nesinori sakyti, aš noriu kaip tik sakyti, kad mums arti dabar yra sudarytos visos Mhm. sąlygos, Mhm. kurie, kad mums arti peršokti, padaryti tą kvantinį šuolį į tą aukštesnių vibracijų realybę, kur mes galėtumėm iš tikrųjų komunikuoti, jausti, daug kas tai ir daro. Vat kaip ir ta Marija yra, Taip. kuri tai daro, kuri tai jaučia Mhm. ir kuri atsivėrė tai savo duotybei. Bet Mhm. tai tikrai vat nereiškia kažkokio ypatingumo žmogaus, nes Mhm. kiekvienas mes savyje tai turim. Turim savo kanalą, ar ne, Taip. per kurį mes galim jungtis su savo visais aukštesniais planais ir su kom tik norim. Tai va, tai čia reikia žinoti, Mhm. kad tiesiog kai kam, kas padaręs didžiulius įdirbius kitose gyvenimuose, gali labai staiga atsiverti tą komunikaciją. O kitam galbūt reikės pasistengti, sutelkti Mhm. dėmesį, jeigu jis jaučia tai daryti, su tuo reikia Taip. padirbėti, padaryti įdirbį. Aš Be taip matau abejo. visą tai. Mhm. Ir dar norėčiau pasakyti, kas man susisiekė su mūsų tai, ką mes darom, Mhm. mūsų tai, kad mes tarsi einam pagal tos sąmonių vibracinius lygmenis, vis tarsi aukštyn, aukštyn, susijungiam su Mhm. viena savo sąmonė aukštesnių dažnių, paskui su dar kita, iki pat Taip. šaltinio, ar ne? Ir Mhm. aš tai labai paprastai kažkaip savo vardinu, kad tos sąmonės, kurios vat, susisiekia su mumis iš kitų planetų, Mhm. jos Mhm. irgi yra to aukštesnio vibracinio jau dažnio, Mhm. kaip jie sako, mes esam jūs, tik kitam jau lygmenį, ar ne, ateityje lik, į ką jūs einat, į ką Taip. mes žinom eina žemė, ar ne, tai man ir susisiekė, Mhm. susisiejo, kad tai visa tai apie tą patį, tik truputėlį Mhm. galbūt taip kažkaip materiškiau, nu, materiškai, fiziškai užčiapiamiau, nes žinom, yra kita Taip. planeta, yra kitos būtybės, ar ne? Nes Mhm. žmogui tas sąmonės lygmuo, echoimiškas, ar ten dar kažkoks Mhm. aukštesnis, Mhm. jam atrodo, kas tai yra, tai tik žodis, jis nu, Mhm. Sunku to nelabai įsivaizduoti. įsivaizduot, bet tai yra Mhm. tiesiog, kuo aukščiau, ne tai, kad aukščiau, mes jau dabar kalbam apie save kaip apie sferą, kad kuo mes plačiau įsiplečiam, tuo mūsų ta aprėptis yra aukštesnių vibracijų. Mes tada galim matyti tą visumą. A ne, kai tu matai Taip. tarsi plačiau, net tą siaurą taškelį, kurį tu susitelkęs matai ir Mhm. susitelki, bet jau išplėti savo matymą ir matai daug plačiau. Tai va, Taip. taip aš suprantu tą visą procesą ir tą Monikos pasidalinimą ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai Marijos. Marijos, nu kas čia yra? Mūsų, noriu pasakyti, kad kažkaip tai Aha. įdomiai siejasi su mūsų Taip, kanalu. labai, labai.
Mūsų kanalas Anos Marijos vadinasi, galbūt kažkam tai nieko nesakys, bet mes iš tikrųjų, kaip sako, žodžiai irgi turi tam tikrus kodus, Mhm. vibraciją. Ir pradžioje susikūręs per Eveliną ir Jamantę ties kanalas vadinos Monikos Marijos, ar ne? Tai galbūt man vat, Mhm. su ta Monika, Jo, tie su ta vardai Monika visi. siejasi, jo, bet, nu, tam irgi neturim duoti labai didžiulės reikšmės, bet tam tikri kodai Mhm. yra ir tuose ženkluose, iš ko Ir sudaromi mūsų tie skambesy, žodžiai. taip. Taip, 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 taip. Mhm. Tai va, tai man jinai kažkaip ta Marija siejasi su Monika Tai kažkodėl. aš iš vis galvoju, būtų labai smagu su ja susipažinti ir pasakyti, va, ką mes veikiam ir kad, nes dabar, vat, atrodo, vat, mes radom ją, bet kiek yra daugiau pasaulyje panašių, kurie dirba apie tą patį, daro tą patį Taip, ir jie galvoja, o gal mes čia vieni tokie ir šitą, bet iš tikrųjų mes visi. mm, Dirbam kolektyviškai, kaip taip dar pasakyti, bendrai ir darom, i, mm, viskas yra ir tikslinga, ir yra tam tikra sistema, čia tikrai nėra chaotiškas tas darbas, bet taip, mes tiesiog gal ne viską va taip aiškiai suprantam savo žemiškų to protų. Ir tai, ką mes vat, matom, girdim, ar tai socialinėje medijoje, ar kažkur kitur, kartais atrodo, kad nu, dirbam tarytum po vieną, ne? Bet taip, va, va, tai labai įdomu, kad Žemėje yra daug, daug panašių, kurie daro tą patį, galima sakyti, bet kalba šiek tiek kitais žodžiais, vadinasi kitaip ir aš manau, kad ateis toks laikas, kai mes labiau bus kaip ir aišku visiems ir mes atpažinsim vienas kitą greičiau ir kažkokie gal net ir bendri bus ir projektai, tie bendra kūryba bendra, nu, vat, tikrai Giedrė. Ir tam aš tuo kitam tikiu. lygmenį. Taip, ir taip, toj sąmonė, iš kurios mes dabar išeinam į tą aukštesnę, ar ne, kaip Mhm, tą platesnę, ar ne, mhm, toj sąmonė ir buvo atskirtis tam tikra. Atskirtis ne tik tarp mūsų kaip žmonių, ar tą patį veikiančių, mhm, ta vadinama konkurencija, juk labai daug vyravo visokio tokio, visokios tokios energijos. Ir dabar vat, tai ir yra svarbu, kad ne tik savo dalis apjungti, kai mes kalbam, ar ne, mhm, kad vyksta mhm, transformacija ir atrandam kažkokią savo dalį užspaustą, ar kažkokią atstumtą, ar kažkur ten kabančią erdvėj. Marija irgi kalba apie tą patį, kad reikia mhm. tikrai sujungti savo sąmonės dalis. Ir čia ir žemiškų protų lengva tai suvokti, kam jau atėjo laikas, kad nu, va, tas visas kažkokias nepatinkančias savo dalis, kurias kažkada Mhm. atstūmėm, jas tikrai reikia sujungti visumą, kad mes taptumėm vientisi. Tiek aš tikiu, kad mes kaip sąmonės, va, su tai žmonėm, jie ne veltui ateina į mūsų lauką. Mhm. Mes kaip sąmonė laukia, mes tikrai veikiam kartu. Taip. Bet kaip tu gražiai sakai, ir pas tavai yra ta duotybė turbūt tokia, kad tu vat, Mhm. fiziškai tarsi norėtum susisiekti ir pabendrauti, bet Mhm. tai yra labai gražu. Ir aš manau, kad tikrai ateis laikas, kai mes Mhm. toj žemėje veiksim kartu. Tikrai kartu, be Taip. jokios priešpriešos, be jokių konkurencijų. Nes iš tikrųjų, kas konkurencija? Konkurencija vyksta tik ego struktūrai. Mhm. Aukštesniam dažnė konkurencijos tikrai nebėra, nes mes suvokiam, kad mes visi kartu čia atėjom keisti tą pasaulį, ar ne, nes to Taip. nepasitenkinimo, to priešpriešos tikrai labai labai ypatingai dabar kyla Mhm. ir turi būti tas balansas, ta atsvara, kad būtų tie žmonės, kurie skleistų tą gėrį, ne tą tokį, kaip sako, nu, toksiškas pozityvumas. Nu taip nėra, nes Mhm. mes žinom, kad yra ir visi kiti dalykai. Bet reikia žinoti ir tą, kad, nu, bet kai visi kalba ir Marija apie tai kalba, Mhm. kad man irgi labai rezonavo, kad ta šviesa tamsa, kad mes patys buvom visokie, ar ne? Taip.
mes patys buvom toje Atlantidoje, mes patys prikūrėm ir galbūt tą kryptį kažkur Mhm. pakreipėm, ten vystimėsi ne taip iš egoizmo, iš tos ego struktūros, ar ne? Ir dabar yra Mhm. tas metas, kai mes suvokiam save, kad yra grina sąmonė ir galim atstatyti tą prigimtinę energiją, tą savivertę, savo tą vertę. Kiek žmonių yra, kurie nesijaučia vertingi, jeigu jie nieko išoriai nedaro, ar ne? Jeigu jie kažko vat, Mhm. neduoda, nepasirūpina, negelbėja ar dar kažkaip, ar ne. Tai vat, tikrai yra labai svarbių dalykų, kuriuos mes turim paliesti, apie kuriuos mes turim kalbėtis. Man Marijos tam video labiausiai buvo ta vieta tokia, aš ten juokiausi, bet iš tikrųjų tai tiesa. Kai jinai sakė, kai aš grįšiu iš įsikūnymo ir man galaktikos taryba sakys, nu Mhm. brangioji, tai ką tu ten veikėjai, kodėl tu nekalbėjai apie tai, Taip, kodėl tu taip. nepasakei tų svarbių žinių. Mhm. Nes mums Mhm. atrodo, mes žinom. Ir nėra labai iš tikrųjų, nei čia komfortiškai eiti tą viešumą, nei kalbėti apie tuos dalykus, nes iš tikrųjų gali būti visokių tų nuomonių, galim susilaukti visokių komentarų, ar ne, ir nelabai malonių. Bet, nu, suprantam, kaip aš sakau, kuo žmogus pilnas, tuo jisai dalinasi. Ir galim Taip. sulaukti. Kaip mes į tai reaguosim, jeigu suprasim, kad žmogus Mhm. tiesiog iš to savo nesupratimo šiuo metu ir galbūt jam kyla pasipriešinimas, galbūt jam Mhm. nemalonu, Mhm. galbūt mes sujudinam savo energiją kažką jame, tai irgi yra gerai. Tai To irgi yra reikia. gerai. Mm. Taip, ir mes visuomet kviečiam, ir ne, Giedrė, rašykit mum, Mhm. Taip. kalbėkit, duokit atgalinį ryšį. Mes galim dar labiau pasidalinti, pagelbėti, padėti, jeigu yra sunkios situacijos, nes mes pačios per tai einam, ar ne, mes tai Mhm. pačios Taip. patiriam ir dalinamės tuo, ką mes atrandam, ar ne, kas ateina į mūsų lauką ir kuo galim su jumis pasidalinti ir pasiūlyti paklausyti. Vat, pavyzdžiui, tokios Marijos, be galo daug informacijos Taip. kur iš tikrųjų labai labai plačiai apriepia ne tik sąmonės Mhm. lygmenis, bet ir tas civilizacijas ir visus kitus dalykus. Tikrai, tikrai be galo ten Mhm. srautas Taip. liejasi. Aš tikrai žaviuosi tai žmonėm, kurie būna ištisai tiek tam eteryje vaizde, ar ne, atrodo, Mhm. kiek reikia tam ir jėgos, ir atsidavimo. Tai va, bet yra taip, vėlgi dabar paliečiau šitą pusę, noriu dar Mhm. paliesti, kad yra tos tylios sąmonės, kurios daro didžiulį darbą, kurios Taip. nesirodo viešumoje, kurios savimi Mhm. apjungia didžiulius rautus energijų ir savimi transformuoja. Tai Mhm. iš tikrųjų taip yra ir visgi nereiktų vertinti, nu, taip Taip. vienareikšmiai, Taip. ar ne, kad turimai dalintis. Taip, jeigu Mhm. galim, jeigu norim, jeigu jaučiam, einam ir dalinamės. Mhm. Bet yra Mhm. tikrai žmonės sąmonės, kurie dirba tą darbą tyliai savo erdvėje ir daro didžiulį darbą. Tai mes tęsiam toliau su Giedrė, truputėlį turėjom pertraukėlę ir pakartosiu tą mintį, kurią norėjau išskleisti, kad nereikėtų vienareikšmiškai vertinti tos sąmonės veiklos. Ne? Vienos eina aktyviai dalinasi, o kitos iš tikrųjų daro tylų tą darbą už kadro, užkulisiuose ir tai nėra tikrai mažiau vertingas darbas, nes mes žinom sąmonės, kurios iš tikrųjų surenka labai labai daug tos energijos, kurią reikia transformuoti ir tai atlieka savimi. Tai iš tikrųjų didžiulė pagarba ir tikrai labai vertingas sąmonės Mhm. darbas, ar ne? Tai mes kiekvienas jaučiam, kokia mūsų ta kryptis, ką mes jaučiam daryti. Tai kviečiu dabar Giedrę dar tave Mhm. pasidalinti, Taip, aš ko galiu jauti. tave papildyti, Edita, kad vat, net ir Marija irgi apie tai kalba, kad mes šiais laikais jau tie, kurie tarytum savyje jau yra pamatę tas savo visas dalis, ane, ten praėję visą tą pasidarę tą vidinį darbą, tai mes galim padėti tai padaryti plačiau. Ir tai nereiškia, kad va, mes, ai, aš čia tokia tvarkinga, jau viską sąmoninga, viską pasidarius, dabar aš čia sėdėsiu ir lauksiu, kas čia toliau vyks.
O mes darom tą darbą dabar jau platesnį ir yra daugybė dalykų, kuriuos reikia toj kolektyviniai sąmoniai transformuoti, perdaryti, išvalyti, kaip tu ir sakei, Edita, apie tą tylų darbą. Tai va tos sąmonės, kurios gali, jos tiesiog dabar imasi to platesnio darbo ir daro vat, pasauliniu mastu tuos dalykus. Kartais suprasdamos, o kartais ir nelabai. Nes yra ta aukštesnė dalis, kuri pasirašo sutartį, galima taip sakyti, duoda sutikimą, nu ir prašau, ir jau tu įdarbintas tenai ir darai. Taip, taip. Ar tau čia patogu labai kaip žmogui, ar nepatogu, bet jau kai tu esi jungtyje su ta savo sąmonė, tai ta Mhm. sąmonė veikia per tave ir tu tarsi tampi tik įrankis, bet nereikėtų savęs irgi vat, taip kažkaip laikyti. Nu, Mhm. kitam žmogui galbūt gali, jeigu taip siaurai matant, pagalvoti, Mhm. kad, nu, va, čia kažkokia tai aukštesnė sąmonė tave valdo ir tu čia žmogiukas nieko negali. Ne. Mes esam vientisume, mes esam visuma, mes tam čia ir ateinam. Mes čia ir ateinam, kad atėjus laikui, atėjus momentui, mes priimtumėm, įkūnytumėm tą savo Mhm. aukštesnio dažnio sąmonę ir veiktumėm čia. O ne tai, kad ateinam, galbūt, nu, mes kalbam su Giedrė apie save, ar ne, ir apie Taip, bendraminčius. Galbūt taip. yra tų sąmonių, kurios atėjo čia, nu, taip pagyventi dar tam 3D diapazone ir pajausti tik tai būtent tuos visiškai materiškus dalykus Mhm. šiame gyvenime savęs neprisimenant. Visaip gali būti, mes ir priimam, ir Taip, suprantam, viskas gerai ir, su ir, tuo. ir taip, viskas su to gerai. Tiesiog kiekvienam savas etapas. Mes dabar kalbam Mhm. apie tuos, kurie mes einam jau tuo sąmonės, sąmonėjimo keliu, ar ne, kurie mes jau jaučiam vidumi prisiminti tą savo tikrąją prigimtį, tas tikrai savo vertingumą ir tai, kas mes esam. Mhm. Ir kalbam tiem, kurie nori tai girdėti, kuriem va, tie mūsų leidžiami srautai, tie dažniai, kurie yra ne tik žodžiai ir ne, ką mes su Gedrė dabar čia praleidžiam ir transliuojam, kad palies, sujudins kažką ar ne, sukels kažkokius impulsus. Ir kaip visuomet mes kviečiam jungtis prie mūsų, jungtis į mūsų bendruomenę, išsigryninti tiesą Mhm. savyje, jeigu norėtumėt to tokio gilesnio darbo su savim, gilesnio savęs pažinimo, galbūt geriau skambėtų, nes darbas tai žmogui skamba nelabai jam, nenori niekas čia per daug dirbti, bet, nu, be tų pastangų ar ne, be kažkokios tai savidisciplinos, mes vis tiek, nu, pradžioj bent jinai reikalinga. Tikrai, man labai padėjo ta savidisciplina ir dabar reikalinga kartais save disciplinuoti, tai nereiškia savęs kažkokio apribojimo. Bet, vat, sakykime, kas liečia fizinį kūną, ar ne, ar ten pasportuoti, ar ten tą mytybą Mhm. susižiūrėti, visur reikalinga, nu, kažkoks toks, vis tiek fokusas didesnis, ar ne, susitelkimas, kad sau lengviau, kad prižiūrėti kažkaip, kad ta būsena būtų kuo geresnė, kuo lengvesnė. Mhm. Tai va, juk darom viską savo, ne kažkam, ne dėl kažko, nenorėdami kažkam įtikti ar atitikti kažkokias normas ar rėmus. Mes jau žinom, kad nebėra tų normalumo ribų, nebėra tų taisyklių, ta visa tiesa, grinoji, kuri ateina per mus, tai ir yra mums teisingiausia. Taip, Edita. Aš, žinai, norėjau dar kai ką papildyti, kas, vat, kad susidarytų toks gal bendresnis jausmas, kad mes, vat, tie, kurie imasi tų darbų platesnė prasme, tai mes iš tikrųjų ir gaunam papildomos energijos, va kaip ta Marija Ra sako, kad va tos civilizacijos aukštesnio lygio, jos labai nori prisidėti ir nori padėti. Ir nori padėti per tokius žmonės kaip mes, kurie gali tai priimti, kurie nori prisiminti, nori padėti žemėje platesnio prasme. Ir, ir man va tas irgi atrodo, tada sueina tas ryšys, kodėl mes su jais turim kalbėtis, kokie jų interesai. Ir gaunasi, kad visų yra bendras, vieningas, tas gražus labai tikslas ir noras. Ir,
Ir iš tikrųjų man dar labai patiko, Edita, vat ir mes su tavimi irgi kalbėjom apie tai, kad prisiminti dar ir dėl to, kad galėtum save prisiminti mm, galbūt tuose gyvenimuose savo praeitį ar Atlantidos metu, ar dar kitų metų, kai mes buvom nu, vat, tam kitokiam tam išsivystimo lygyje palyginus su šiuo gyvenimu. Ir tuomet mes darėm įtaką kažkokius tuos sprendimus, apie va, kuriuos tu kalbėjai. Ir mes dabar turim pasižiūrėti, prisimti savo atsakomybę. Aš tuomet gyvenau, tuomet vat, kažką veikiau, dariau sprendimus, prisidėjau prie tam tikrų dalykų, kuriant žemę, kuriant žmogų. Ir Ir dabar aš galiu padėti tai, nu, tarytum ištaisyti, kažką pakeisti, transformuoti. Yra mano vėlgi atsakomybė tai padaryti. Ir aš galiu save, nu, vat, labiau išskleisti prisiminimą tą, tada prisimeni save tą didelį ir jau iš tos pozicijos, kad aš ir dabar galiu, vat, vėl būnant tą grinąją sąmonę, tokia vėl įsigalinusią, išmintingą ir taip toliau galiu vat, koreguoti dabar, galiu padėti ir keisti ir taip toliau. Tai va, tai čia gana sudėtinga, bet man va, buvo va, tas naujas dalykas ir naujas tas pamatymas. Labai ačiū tau, Giedrė. Aš tikrai netgi nebesinori nieko pridėti, nes tu labai labai gražiai atidendrinai tiesiog Mhm. visą tą mūsų pokalbį ir kokia viso to yra prasmė ir kaip tai yra iš tikrųjų ir tikslinga ir reikalinga. Tai Mhm. tikrai manau, kad galim šį kartą pokalbį mūsų ir baigti, Gerai. nes tikrai, tikrai labai labai gražiai tu suvedėjai tuos galiukus visus ir įvardinai, tą apibendrinai visą tą pokalbį šiandieninį. Ačiū tau labai labai. Ačiū tau, Edita. Buvo labai įdomu iš tikrųjų, labai nauja taip kalbėti. Ir lauksim komentarų. Ar norite, kad daugiau tokių video padarytumėm? Ir dar parašykite apie save, kaip save jaučiat su tom civilizacijom, su ta atmintim visa ir tuo plastesniu matymu turbūt. Tai Taip, va, tai visiems taip. gražios dienos. Ačiū, Edita. Ačiū, Giedrė.